Labas, aš Miglė iš kosmetikapasaka.lt. Ir pirmiausia, sveikinu visas moteris su moters diena. Tikiuosi, kad jau gėlių gavote, bet šiandien dar ir sužinosit, kuri gaunate dar vieną dovaną tos pačios moters dienos proga. Tai yra šį kosmetikos pasaka mėginuką su drėkinančiu veido kremu, kurio kvapas kvepia rožėmis ir citrinžolėmis. Tad čia yra surašyti vardai visų dalyvavusių konkurse. Neturiu kažkokio tai indelio, į kurį galėčiau sudėti tuos lapukus, tai paėmiau savo eterinių aliejų dėžutę, truputį atlaisvinsim vietos, sudėsim viską, pamaišau ir trauksim, pažiūrėsim, kas laimės. Taigi, man pačiai irgi įdomu, kas čia laimėjo. Ir laimėjo žmogus, kuris netgi greitai švęs gimtadienį, kiek pamenu, kad rašė. Tai yra Ana Kar. Sveikinu Ana su moters diena. Tau išsiųsiu šį kremuką, parašyk į pasakos Facebooko žinutę savo adresą ir Lietuvos paštu. Tave kremas pasieks tikriausiai per porą dienų, tad galbūt jau antradienį galėsi jį naudoti. Iki!